Bonjour visiems įsijungusiems. Jeigu žiūrite, reiškia mėgstate gerą maistą, bet nenorite ilgai užtrukti jo gamintami. Todėl į pagalbą atkeliauju aš, Vaida Padaryta Bernatavičė, ir mano geriausia draugė virtuvėje Xiaomi karšto oro gruzdintuvė. Šiandieną mes kviečiame keliauti į Paryžių, nuostabiai gražų Prancūzijos miestą, stilingą, madingą ir labai skanų. Kas jau ten yra lankėsi, tikriausiai žino tokį sumuštinį. Croque monsieur. Atsiprašau už prancūzų kalbą tų, kurie moka. Ištart sunku, bet pagaminti labai nesudėtinga. Tai yra ikoninis ir klasikinis Prancūzijos, būtent galbūt labiausiai Paryžiaus sumuštinis, kuriam jau yra virš 100 metų. O pagaminti jį labai paprasta. Viskas, ko reikia, tai balta stačiakampė duona, gruyère arba mentalio sūris, virtas kumpis ir bešamel padažas. Taip sako ir patys prancūzai. 4 ingredientai, o turiu tobuliausią sumuštinį pasaulyje. Tiesa, vieną ingredientą, bešamel padažą, pasigaminsime patys, tam reikia sviesto, pieno, šiek tiek miltų ir šiek tiek muskato. Keli ingredientai ir nuostabiai skanus valgis gims kartu su Xiaomi. Daugam atrodo, kad karšto oro gruzdintuvė tai yra tik tais mėsai, žuviai kepti, galbūt kažkokiam kepiniui. Yra tai, kas susimasto, kaip gerai su juo galima iškepti ir karštus sumuštinius. Viduje minkštučius su tasiu sūriu, iš išorės traškius ir labai skanius. Tai Xiaomi man tą padeda daryti, kurią turiu yra labai didelė ir talpinė, 10 litrų. Tuoj parodysiu, ką aš čia šneku. Štai 2 talpos. Jeigu noriu gaminti šeimai vakarienę iš pagrindinio mėsos ar žuvies patiekalo kartu su garnyru, bulvėm, daržovėm, tai galiu gaminti vienu metu netgi 3 valgius, nes 2 talpų skyriai yra grotelės, kurias uždėjus gali kepti 3 patiekalus, gali viską sinchronizuoti, kad vienu metu vyktų kepimas, o ne tai, kad žuvis ten iškepia greičiau, o štai bulvės kepa ilgiau. Viską gali labai lengvai sinchronizuoti, labai patogus valdymas, patogus valymas, gali tiek rankom plauti, tiek indaplovę dėti, o gal kalbėti, kaip tauposi elektra. Ir žymiai sveikiau. Šiais laikais juk visi to norim. Kepant su Xiaomi karšto oro gruzdintuvę, gruzdinant, tiksliau reikėtų sakyti, suvartojama 88% maždaug mažiau aliejaus. Tai įsivaizduojat, kokia nauda tai yra organizmui ir kaip galima prisižiūrėti nesudėtingai sveikos mitybos principų būtent su Xiaomi karšto oro gruzdintuve. Tai man jį nepamainoma tiek kepant įprastus žuvies ar mėsos patiekalus, tiek sumuštinius. Bet dabar pradėkime gaminti. Kadangi bešamelis labai greitai stingsta, tai siūlau susitarkuoti šiek tiek sūrio, o tada pasigaminti padažą, viską sujungti ir uždėti kepti. Viskas, pamatysit. Pagaminsit tokius karštus sumuštinius, jūsų šeimos nariai dėkos ir prašys vėl ir vėl. Nes kaip ir atrodo, viskas pakankamai paprastas. Sūris, batonas, duona, virtas kumpis, bet bešamelio padažas duoda ypatingą skonį. Tikrai tokį švelnų, kreminį, tokį prancūzišką, tokį minkštą šilkinį. Jau noriu valgyti greičiau, tarkuojamės gruyère. Jeigu norite autentiško skonio, prancūzai šiam sumuštiniui naudoja tik tai gruyère sūrį, kurį ir turiu, arba emmental. Tačiau be abejo, jeigu neturite, jeigu skonis nepatinka, tikrai bet koks fermentinis besilydantis sūris tiks. Svarbiausia, tas visas efektas, kuris gaunasi traškumo, minkštumo. Tikrai labai geras sumuštinis. Beje, Prancūzijoje jis nėra, kaip jums daugeliu atrodo, kad sumuštinis tai yra pusryčių patiekalas. Prancūzijoje croque monsieur dažniausiai yra pietų patiekalas ir toks tipinis labai vaizdas Paryžiaus kokiai stilingoj gatveliai, kavinukiai. Sėdi madam, kokia nors dama, padėtas croque monsieur, ką tik iškeptas, dar garuojantis, šalia lengvo balto vyno arba božolė vyno taurė ir vyksta tas, tiesiog pasakyčiau, gyvenimo, malonumų momentas, kurių labai linkiu visiems kuo dažniau. Bešamelio padažas. Daug kas jo bijo ir ne veltui, nes žmonės dažnai daro
klaidas, kurios sugadina bešamelį. Šiaip bešamelį pagaminti tikrai labai lengva, tiesiog reikia žinoti, kaip tai pagaminti ir tada tikrai jis gaunasi puikiai, o tie, kas nežino, dažnai tiesiog padaro tokį gumuluotą ir neskanų. Esmė yra, kad jokiais būdais negalima suversti visų ingredientų vienu metu ir tiesiog pradėti makaluoti. Viskas turi vykti po truputį. Tai pirmas žingsnis, va tokiam nedideliam kiekiui, kokį čia man reikia porai sumuštinių, tai yra maždaug 15 gramų sviesto. Mums reikia ištirpinti keptuvėje. Kai sviestas ištirps, reikės įdėti šaukštą miltų. Ir tada labai gerai išmaišyti. Maišyti lėtai ant ne per stiprios ugnies, tol, kol gaunasi tokia bendra miltų ir sviesto masė, tokia tarsi pasta švelniai rusva. Tada keliausime prie pieno. Pieną reikia pilti irgi palengva, po truputėlį, labai švelniai, vis maišant. Jokiais būdais nesuversti viso kiekio, va, kaip čia turiu apie stiklinę, bet reikia žiūrėti. Galbūt šiek tiek mažiau panaudosiu visą laiką, kaip toj kulinarijoje yra, viskas, žinot, reikia jausti, matyti, ragauti ir tada viskas gaunasi. O tada pagardinsim druską pipirų, muskatų, būtinai muskatas yra būtinas bešamelio padažo prieskonis. Bet dabar miltų eilė. Tai va tai per visą keptuvės ilgį dedam ir maišom. Svarbu, kad ugnis nebūtų per didelė, nes tada pradės svilti. Tai yra gan dažna klaida šiaip gaminant įvairius patiekalus. Žmonės galvoja, kad paimi sumeti ingredientus, pamaišai palieki ir ten kažkas gausis su rizoto, kokį, pavyzdžiui, itališku. Irgi tu visą laiką turi maišyti, kaip pili tą sultinį verdančius ryžius. Tai va taip pat ir su būtent, pavyzdžiui, bešamelis, tai iš jūs negali atsitraukti. Jeigu jį gamini, tas keletą minučių jau turi būti šalia. Viskas, turim tą tokią vat masę miltų. Ir sviesto pilame pieną, kaip sakiau, aš čia turiu apie stiklinę 200 ml, bet žiūrėkit, padažas turi būti ne per skystas ir ne per tirštas. Pilant pieną, va ta visa masė vis sugers tą pieną ir va vis pradės gabaluotis padažas, tai viskas kart reikia po truputėlį pilti pieno. Čia be abejo mano atrasta metodika, gal profesionalus šefas koks čia mane išpeiktų, bet gaminant būtent taip, padažas man nesusigumuluoja. Nebijokite, jeigu pradžiai bedarant tas padažas šiek tiek gumuluojasi, jeigu viską darysit neskubant, pilant tą pieną po trupučiuką ir vis maišant, pabaigoje tikrai turėsit vientisą, negumuluotą padažėlį, kuris beje, aišku, yra daug kur labai naudojamas, lazanė, abejo, neįsivaizduojam, ar daug kitų patiekalų. Ir buvau susimašius, kodėl va būtent šitam sumuštiniui šitas padažas, toks netikėtas pasirinkimas, bet tada pasidomėjau Croque Monsieur atsiradimo istoriją ir pasirodo, kaip ir daugybė nuostabiausių patiekalų kulinarijoje jis atsirado per klaidą. Vienoje Paryžiaus kavinėje šefė pritrūko bagetės ir neturėjo iš ko gaminti sumuštinių. Turėjo duonos forminės, turėjo sūrio, turėjo kumpio, turėjo bešamelio padažo nuo kito patiekalo. Paėmė viską sujungė ir gimė toks tobulas sumuštinis, kuris prieš daugiau nei 100 metų atsiradęs, iškart išpopuliarėjo. O apie patiekalo ikoniškumą byloja tai, kad vos atsiradęs, jisai yra minimas panašių laikmečių prieš daugiau nei 100 metų parašytoje Prusto knygoje Prarasto laiko beieškant. Tai tikrai ikoninis prancūziškas patiekalas, beje, išvertus pažodžiui, iš prancūzų kalbos yra labai įdomi reikšmė. Reiškia krimstelk ponę. Šiais laikais yra ir kitokia jo versija prancūziška Croque Madame. Tai yra lygiai toks pat kaip Croque Monsieur, bet ant viršaus dar uždedamas keptas kiaušinis. Kodėl ten čia ta madamsu ir tos kiaušinis? Dėl to, kad uždėtas kiaušinis labai primena damos skrybelaitę. Tokios istorijos slypi kone už kiekvieno patiekalą ir man visada labai smalsu jomis domėtis, skaityti ir pasidalinti su jumis. O dabar metas pagardinti druską pipirais, bet visai nedaug. Bešamelis turbūt švelnutis. Muskatas tam ypatingam skoniui suteikti.
Kvapas nuostabus, konsistencija irgi puikia. Belieka viską sujungti į vieną ir prašyti nuostabiosios Xiaomi karšto oro gruzdintuvės pagalbos. Susipjaustame forminę duoną, tikrai galite drąsiai naudoti ir įprastą namuose naudojimo sumuštinių duoną. Prancūzai, aišku, mėgsta savo tradicinius batonus. Tai ir aš taip truputėlį pabandžiau labiau į tą pusę. Beje, kad būtų sumuštinis traškus, jo išorinės sumuštinio puselės aptepkite lengvai sviestu. Ne vidinės, o išorinės. Tai dedame kumpio. Metas bešamelio padažui. Tada užvošime, uždėsime dar bešamelio, dar sūrio ir šausime gruzdintis. Ant viršaus dar padažo ir dar šiek tiek sūrio. O jeigu, kaip sakiau, jeigu norite paragauti Croque Madame versijos, tai ant viršaus dar po to sumuštinių iškepus reikėtų keptuvėje išsikepti kiaušinį ir uždėti ant viršaus kiaušinį. Ir viskas, pasijausite kaip Paryžiuje. Sudėsime šiek tiek kepimo popieriaus, nes sūris tys, tai kad neliktų nešvaros. Čia mažas patarimas, jeigu norite kepimo popierių gražiai, kur norite iškloti kokią norit formą, sulamdykit, išvyniokit ir visada prisitaikys prie bet kokios formos. Jeigu jūsų šeima didesnė, čia drąsiai be abejo tilptų dar po sumuštinį, bet turime ir antrą skyrių, tai tikrai vienu metu galite 4, gal net ir 6 sumuštinius padaryti. O dabar šaunam. Va, kaip gražiai iškepė, apskrudę, tobulai iškepė, labai stabiliai laikosi, trašku iš išorės, o sūris va paspaudus, pažiūrėkit, kaip skaniai trykšta kartu su padažu. Jau nekantrauju paragauti, pjaunam per pusę, serviruojam, pasiruošim gėrimą ir mėgavomės. Ir dar kartą tariam ačiū Xiaomi už tokį nerealų prietaisą, kai kiekvienas patiekalas, kurio miesi, nuo mėsos ar žuvies iki štai paprasčiausių sumuštinių, gaunas taip tobulai. Štai taip greitai ir paprastai, labai gardus, tikrai kitoks karštas sumuštinis gali garuoti ir jūsų lėkštėje. O dabar metas paragauti ir reikia prancūziškai iki galo, tai mums reikia gėrimo ir galima bus mėgautis pilnai. Bon appétit! Tokio karšto sumuštinio jūs dar nesate gavę.